Nu, ant šitos višnelės pradėjo pulti tos skrusdėlės. Tai sugalvojau, nu, kaip galim sakyti, sugalvojau. Tai jau buvo sugalvota, aš tiesiog tik tai pamačiau, kad vieni taip daro ir aš sugalvojau taip padaryti savo. Bet aš esu padaręs trigubą apsaugą nuo skrusdėlių. Tai čia yra pirmutinė. Šitokia. Dabar dar uždėsiu lipnią juostą. Lipnę amerikonišką, tą vadinamą juostą, kur aš čia pasidėjau. Blin, neatsinešiu. Atsinešiu. Ir dar vieną uždėsim lipnę juostą. Šiaip galiu pasakyti, lipnė juosta veikia 2 savaitės, 100%. Nė viena skrusdėlė nebelipa prie ją. O šitą apsaugą pirmą kartą dedu. Bet sakė, kad būtent šitą medžiagą labai jom nepatinka. Jos nemok pasižymėti kelią ir nebepraeis pro ją. Nu ką, uždėsiu dabar dar lipnę juostą. Lipnę juostą naudosiu šitą. Tuoj uždėsim. Nu štai uždėjau. Ją reikia uždėti išvirkščią, kad neliptų prie medžio. Čia žiūrim skrusdėlės. Jau nebežino, kaip užlipti pro pirmą apsaugą. O pro antrą pamatysite, kad bus prilipę visos. Antros apsaugos neįveiks niekaip. O čia dabar jos galvoja, kas čia dabar yra, kur čia tas mūsų taks. Ir taip esu padaręs. Tik tai su lipne juosta visus medžius toj parodysiu. Va. Nė vienos skrusdėlės nėra. Šičia. Nėra nė vienos skrusdėlės. Šičia. Čia va bandė lipti. Bandė lipti, bet jos visos čia palika, bet nebėra nė vienos skrusdėlės. Čia nebėra skrusdėlės. Šičia irgi nė vienos skrusdėlės nebėra. Bet čia tos skrusdėlės, aš kaip dėjau tą juostelę, jos buvo jau sulipę į medį, tai jos kaip lipa žemyn ir prilipa. Bet iš apačios nė viena jau daugiau nebelipa. O čia parodysiu dar trešnę. Čia seniau aš dariau, bet irgi 100% kaip veikia. Tai pirmą juostelę lipni. O antrą, čia tas toksai už radiatorių, kur deda. Ir dar sutepiau su tuo tepalu. Tik irgi šiaip nėra nė vienos skrusdėlės. Tuoj atėjau prie kito medelio apžiūrėti šią trešnę. Labai dain tokia, antri metai tai trešniai. Tai praeitais metais buvo labai daug amarų įsiveisę. Tai va, šiemet sugalvojau apsaugoti. Tai va, čia tiesiog iš to tokia padariau. Ir su lipne juosta. Ir viskas, tiek užtenka, kad skrusdėlėm neberūpėtų medis. Jos, jeigu negauni jį užsilipti, nepaliek žymių savo taku. Aišku, noriu iškart pasakyti, kad to tirpalą būn pirktinę. Tuoj dar kitą medį pažiūrėsim. Va, šičia uždėjau šitokią. Nu, čia skrusdėlės vaikšta. Bet jos nelabai nori kirsti tą lipnę juostelę. Ir lyg ten pačią medžią nesimata.
Jos tikrai norėtų papulti jį, bet nu niekaip negali. Medis baisiai didelis, ten būtų jom ko veikti. Bet nelabai čia, nu musė aišku, nuskrido. Tai čia ta medžiaga tokia, pabandžiau. Pirmą kartą, aš nežinau, veiks, ne. Bet šitą juostelę, tai auksinis dalykas. Nu čia dar prie vienos vyšnės, Turgenevka. Neturėjau siūlą, tiesiog vėlą prišau. Tokia tutelė ir izoliacija. Ir irgi nei vienos skrusdelės. Ai, nesifokusuoji. Blemba. Nu, fokusuokis. Nu, žodžiu, nei vienos skrusdelės nėra. Tai va, išbandžiau visus 3 būdus. Iš to tą tutelę, iš lipnios juostos ir ten iš to tokius, nu, kaip filtrus daro, ten aš nežinau, iš tokios medžiagos. Bet koks geriausias būdas, net nežinau, dabar visus 3 naudoju. Nu, čia dar prie kitą medelę priejau irgi, prie vyšnės. Nėra nei vienos skrusdelės. Čia vadėjau tą juostelę apačioj. Tai va, jau kaip ji norėtų lipti. Nu, bet niekaip negali. Ir visas medis be skrusdelių. Čia irgi naujutė, tik taip praeitą rudenį pasodinau. Nu, ta prasme, nu ją praeitą. Ir viskas. Į visus medžius taip padariau. Ir viskas užsibaigė skrusdelės. Užsibaigė. Čia esu prie obels. Su obelėm irgi lygiai tą patį padariau. Nėra nei vienos skrusdelės net prikibusios. Bet nei vienos skrusdelės medį irgi nėra. Tai tikriausiai šiemet apsaugojau nuo amarų. Pakol kas nematau nieko blogo. Tai va. O čia kita obelytė, labai mažutė. Irgi tik tai izoliaciją te uždėjau. Irgi aug savo patenkinta. Čia pirmi metai jai irgi. Sugrįžau prie to medžio, kur ką tik padariau. Žiūrėkit, kas daros. Visos skrusdelės nori papulti į medį ir nebepraeint pro šitą medžiagą. Virš tos medžiagos uždėjau dar lipnią juostelę ir visos skrusdelės buvusios medį irgi nebežino kaip nulipti. Nu, čia streiką jos daro tikriausiai. Va, priein, pažiūri, ji nelabai patinka. Tuoj. Iš visų pusių. Aišku, tas video biškį ilgesnis gaunas, nes noriu parodyti, kad jos tikrai nenori kirsti.
Čia jau nukrita tikriausiai kitos, nes jos kirsti negali, nes jos priliptų. Tai krita tiesiog. O va šitos niekaip negali pralysti. Nu tai va, čia tokia dviguba apsauga. O, kažkas buvo užlipę. Nelip. Tiesą noriu pasakyti, seniau aš naudojau juostelę šitokią. Jis yra labai minkštutė, o tas paviršius minkštas. O tą, kur dabar nusipirkau, jin tokia kieta. Šiaip man nelabai patiko. Jin turbūt minkštutė tokia, kad kopijuoti medžią žievę. Tai va, nežinau, tą be reikalą pirkau. Jin da tokia brangi buvo liktai. Tai va. Tiesa, pradėjau šį video, nes galvojau, kad teks man pafilmuoti daugiau kartų ir sumontuosiu. Tik kaip šį video pradėjau, aš nepasisveikinau, tą tikrai atsimenu. Tad sveiki visi, katrie žiūri šitą kaip atsikratyti skrusdeliu. Tad noriu atsiprašyti, kad nepasisveikinau pradžioj, nes aš galvojau, kad video dar redaguosiu. Bet tikriausiai, kad neredaguosiu, kelsiu tokiu, koks yra. Tai va, apsaugokite savo medžius. Šitą juostelę, dar kartą sakau, veikia apie 2 savaitės. Kuo karštesnė diena, tuo lipnesnė yra. Tai va. O po 2 savaičių vėl reikia pakeisti. Tad ką, sėkmės visiems, išsaugokite savo medžius ir turėkite daug jų vaisių. Viso geriausio. Nu čia da papildymą biškį. Atėjau kitą dieną pažiūrėti, kas čia dedas. Tai perlipa visas skrusdeles, bet per tą juostelę nieks nebeperlipa. Tai žodžiu, ta medžiaga, galim sakyti, nereikalinga. Geriausia juostelė. 100%. Tai va. Ką jau čia daro, nežinau, bet labai didelis judėjimas, bet tik tai iki čia. O daugiau jau ir viskas. Einam pažiūrėti prie kitų medžių. Tuoj. Čia tas pats